Truputį apie festivalius ir kitus ir tap takeoverius. Dabar vyko Sakiškių festivalis alaus. Tai iškart nuo pozityvo. Pagarba didžiulė, puikus festivalis, puikiai suorganizuotas, labai gerai. Galim nebedaryti nieko Lietuvoje, turim pagaliau normalų festivalį. Na, aišku, be VAFO, bet VAFO ilgai nebuvo jau. Turim puikiai suorganizuotą, gerai, kokybiškai padarytą alaus festivalį. Tai, nu, tiek turbūt pasakysi, ten, žinai, smulkmenos yra smulkmenomis, čia jų visose, bet kuriuo gali kabėtis dalykų, bet tikrai pagarba, lenkiu galvą, labai gerai padarėt. Bet prieš tai dar suorganizavo tap takeoverių truputį, kad bravorai būtų laimingesni, kad patys festivalis, žinomumas būtų kažkoks vėl. Nu ir čia jau galiu duoti kritikų. Yra tap takeoveris. Tap takeoveris arba TTO yra renginys, kai kažkokiam bare yra dalį ne vieno, ten, tarkim, nuo 4 ir daugiau kranų užima vienas bravoras. Ir dažniausiai jis atvažiuoja pats. Nu, toks tada įdomus yra tap takeoveris, nes be bravorų, be atvykusių nėra to tap takeoverio dvasios ir šildumo. Tai va, tai atvažiuoja, kadangi bravorai, tai sugalvoja, kad vieną dieną, kada, nu, tą vakarą pirmąjį galima tokį dalyką padaryti. Ir suorganizavo jie. Mes apie tai žinom jau senokai. Mes susikūrėm prieš kelias savaitės turbūt renginius. Juos kvietėm draugus, pažįstamus, kad matytų, matomumas būtų. Nu ir prieš ten 3 dienas turbūt, ar 2 dienas, pagalvoju. Gal prieš porą dienų. Atsiunčia Facebooko coverius, sako, žiūrėkit, ar pasikeiskit Facebooko coverį į šitą. Ir ten yra, jeigu Facebooko coverį turim, tai 2/3, jeigu nedaugiau, yra ten brandingas visas festivalio, tada mažiukas logotipas baro ir tada didesnis logotipas dar festivalio. Tai realiai, jeigu tai plotų žiūrint, tai tas baro plotas yra, nu, niekinis, nulinis. Bet netame esmė. Grįžtam atgal, kas yra tap takeoveris. Kieno yra kranai? Yra bravara. Atvažiuoja kas? Bravaras. Tai visas dėmesys yra apie bravarą ir apie jų alų. Ne apie renginius festivalio, ne apie barą, apie bravarą. Tai jų coveryje nebuvo jokio logotipo bravaro. Nu ir bėda, nes mano manimu pirmas dalykas yra tai, kas vyksta, tai reiškia bravaro tap takeoveris. Ir antras dalykas yra, kur tai vyksta, kad žmonės galėtų suprasti, kur tai vyksta. Ir to nėra. Ką aš galiu pasakyti? Galvokit, kai darote, nes jūs darote ne dėl savęs. Festivaliui reikia, kad jų bravoras būtų laimingas. Tai apie bravorą ir galvokit. O dabar gaunas, kad galvojam apie save, bet ne apie bravorą. Tai aišku, mes atsisakėm tą dėti. Tada įvyko kitas nesklandumas, matyti, dėl to, kad atsisakėm coverius pasikeisti. Tai mūsų paviešino bendrą, kur vyks tap takeoveriai, tai mūsų 2 barų nebuvo, iš viso 6 barai, kur tai vyko. Tai iš šių 2 neskelbė niekur. Nu, ten po to atsiprašė, ten viską, bet, nu, aš čia daugiau ne dėl to priekaišto, bet pačio nesupratimo, kas yra svarbu. Svarbu yra bravoras. Festivaliui daro tap takeoverį dėl to, kad festivaliui būtų faina, dėl to, kad bravoras būtų laimingesnis, kad daugiau jo alaus nupirktų ir kad jo žinomumas būtų didesnis. Tai pradėkim nuo to visada. Tai pasigalvokim, kad aš suprantu, kodėl festivalis nori pasireklamuoti, viskas ok, bet subtili reklama dažnai yra daug efektyvesnė ir geresnė negu tokia, kur tu vien festivalis ir kažko visi kiti pamirštami. Tai festivalis tai yra paskutinis, tai plotas jau užimas turėtų paskutinis. Bet sakau, viskas po to išėjo į gerą ir ten viskas susiklostė ir, žodžiu, festivalis pavyko. O į VAFą atvažiavo taurės. Užsakėm taurės pagamintų lapkričio pradžiai. Atvežė taurės, skambina čia praeitą savaitę, sako, tai čia taurės jau atvažiavo. Kur? Kaip? Kas? Kodėl dabar? Kur jas dėt mums? Nu, tai, žodžiu, gavosi, kad po to dingo vėl, kuri, nu, žodžiu, atvažiavo šią savaitę tada,
Nu, sandėlį pastačiau, bet briedas yra. Mums dabar reikės, dar kartą reikės to paties vežėjų samdyti, kad pervežtų iš mūsų sandėlio į festivalio vietą. Vien dėl to, kad net vežė į centrinį sandėlį, kuris bus žinomas tik tai nuo kitos mėnesio. Nu, žiauru. Bet gera žinia ta, kad Taurės atvažiavo, tai festivalį galim jau daryti. Yra į ką pilt. Nėra ką pilt, bet yra į ką pilt. Ir po truputėlį pradedam rinkti jau alaus pavadinimus, tai kol daug nepririnkom, neviešinu nuorodas, bet yra nuoroda jau, kur atvaizduojama viskas. Nu, tikiuosi bus gerai. Mane. Surašėm galų gale teisinę pretenziją, kad nusikabintų mūsų nuotraukas nuo to 3pub. Ten tikrai netokio, švelniai tariant, ten toli gražu iki kažkokio lygio. Bet kažkaip jie gyveno visą laiką, tai kiek čia realiai tarp karantinų, kaip pradėjau, tai po to pardaviau prieš antrą karantiną. Nu tai va tiek laiko, jie gyveno patys savo, kažkaip sugebėjo. Tai pasirodo dabar jau galų gale, kai su teisininkas surašė, tai parašė, kad šį savaitę paskutinė jų darbo. Jie uždaro barą, tai 3pub užsidaro Žirmūnuose. Nebebus mūsų vardo tenai žeminimas, nes tikrai tokio lygio tai baras, tai ne. Tai nežinau, čia gerai blogai. Kaip ir mes įsirengėm tą barą ir mes ten turėjom pradėti dirbti ir pradėjom dirbti. Ten net grilinom, turėjom grilį, buvo žiauriai smagiai patirtis. Bet tas baras per mažai mes jį perdarėm ir jis man niekai neprigijo ir aš jo taip nemylėjau niekada. Nu va toks kažkoks. O iš jo sukosi kaip norėjo, taip darė, bet ten dėmesio mažai buvo jam turbūt. Pagal Facebook'os visus dalykus mačiau, kiek savininkiai rūpi tas baras, tai sunkiai. Nekalbu švarą, tvarką ir visus kitus dalykus. Nu ir užsidaro, tai dabar bus toks sutapimas, kad paskutinė savaitė yra 2 baram. Ir Jasinskio, ir parduotam. Tai va tai. Iš 4 mano gyvenime atidarytų barų, 2 užsidarė jau. Nu, uždarys po šią savaitę. Ir vienas dėl to, kad, nu, kaip sakyti, jokinga, nes ne aš nulėmiau nei vieno. Tiek vieno nenorėjau uždarinėti ir būtų dar dirbęs, tiek kitas man nepriklausė nuo manęs visiškai ten, kaip ką jis veikia ir neveikia. Ir ką jie užsiminėjo, bet tai gal neužsidaro 2 barai, o tiesiog išnyksta. Gaila ir ne man to Žirmūnų baro, bet toks dvipusis jausmas. Bet Jasinskio tai verkiau tikrai. Beveik neverkęs, niekas nepasikeis, bet vis tiek žiauriai liūdna. Didžioji mano meilė. Alio. Labą. Labą. Kur iš Jasinskio dingo metras matavimo? Įrankių dėžiai turbūt? Nėra įrankių dėžiai. Tai reiškia Bilaikė liko. Kažką matavom. Arba šakla. Tai Bilaikė turbūt liko. Tu greitusi? Jo. Tu vis tik eisi į Bilaiką pas Gidiją. Jo, šalia esu. Na, tu gerai. Iki. Iki. Pakalbėjom telefonu. Tai dar tęsiant toliau kokybės ir skonių temą. Tai yra tokie čipsai čia, turbūt žinot. Jie kai tik startavo, nu faini buvo viską, nu ir kažkaip buvo viskas labai visai gerai. Bet po to jie pradėjo prastėti ir skyrus prieskonius nieko neliko turbūt, o pastaruojus, nežinau, pusę metų ar daugiau jau net yra. Nubliamo ten vien riebalai, tokie išlykštus riebalai kažkokie, kur tu jie net čipsai net permirkė, spalva kita. Jie absoliučiai nevalgomi. Ir jeigu dar pradžioje tikėjau, kad jie sutvarkys su kokybė ir kažkada net gal rašiau jiems, kad sutvarkytų viską, tai jiems nusispjauti. Tai nieks nepasikeitė, absoliučiai. Paskutinį kartą vaikai tų čipsų pasiėmė ir jie nesuvalgė. Jie stovėjo savaitę laiko namie, nieks jų nevalgė, nes bjaurūs belekai. Taip, išmirkyti kažkokiuose bjauriuose riebaluose, pigiuose kažkokiuose velėse visa burna. Ir čia ne vienas, ne 2 kartai. Tai bandyta buvo ne vienas ir pagalvom, gal čia viena rūšis, gal kita, tikrai daug kartų. Nu tai tikrai labai nerekomenduoju niekam. Labai nevykęs produktas.
puikiai išpiarintas iki tų visų putės skonio, bybio skonio ir panašiai. Nu, ten tragiškai yra. Fui, ta reklama, okei, aš pirmą kartą dar bandžiau juos ginti, sakiau, kad kažkaip jie, nu, prasišojo, gaus kažkiek reklamos, bet prasišojo. Bet kai jie ir toliau, tai, nu, labai neskani reklama ir parodo jų tą nesuvokimą kažkokį apie tai, kas yra skanu. Tai pasirodo ne tik tai vizualiką ir pateikimą, bet ir skonį realų, kurį jaučiame burnoje. Tai, nu, jų reikalas. Paskutinis dar vienas iš tų pačios serijos, tai priemonė netoli Jasinskio barą atsidarė Claire kepyklėlė. Labai gražiai atrodo vizualiai, gal tas užrašas taip sunkiai skaitomas, bet labai vizualiai tvarkinga, gražiai atrodo, viskas švariai. Užėjom tikrai taip gal šiek tiek net per sterilu, toks yra tylos truputėlį. Ir kažkaip sakom, einam pavalgysim, tai matau atsirado kažkokie kiaušinienės, Benediktai, dar kažkas turbūt. Gal Benediktų nėra, nežinau, bet kepta kiaušinienė tikrai yra ir košė, man atrodo, dar kažkas. Nu ir nuėjom mes ten tryse. Tai omletą užsakė Raimonda su Gertrūda, aš užsakiau kiaušinienę. Nu, seniai nebuvau nustebinta, žinokit. Atnešė viską, nu, taip švariai, 2 kiaušiniai, salotos lapas, ant jo eilutė agurkėlio ir eilutė pomidoro. Ir viskas. Okei, susigaudė biškį per vėlai, atnešė papildomus duonytės skrudintos bulkos, 2 trikampiukus su sviestuku. Tai pražioplina, bet anyway, ir viskas. Tokio švarumo, 0 prieskonių, 0 nieko, kiaušinis be druskos, be pipiriuko, be žoleitės papildomos. Pomidorai kaip darželį papjaustydavo, padėdavo ir nieko daugiau nedėdavo, nei pabrastyta kažko. Nu, nežinau. Kaip sakyčiau, valgyklos lygio viskas, bet valgykloje jie gal prieskonių naudoja kažkiek, taip vizualiai, o čia sudėlioja tvarkingai, bet, nu, negražiai, tvarkingai negražiai. Ir ta lėkštė tuščia atrodo ir, nu, kaip blogai su vizualika pateikimo, su vaizdu visu, yra katastrofa. Ir skonis, nu, tai, nu, pagamino kaip niekos. Ne tai, kad blogai pagamino, negaliu sakyti blogai, neblogai, normaliai iškepė kiaušinį. Nu, bet nedėdavo jokių prieskonių, jokių priedų, jokių padažų šiais laikais. O, kaip blogai. Žodžiu, likau šokiruotas, netgi sakyčiau. Bet ne dėl to, kad kažką labai blogai padarė, bet to nesupratimo, ką tu darai. Absoliučiai. Wow. Toks, kaip atneša tau baltą lėkštę, tokia tuščia ir atrodo, dar pavalgyčiai įsivaizduojama kiaušinienė kažkokia. Nu, ne, Vero Coffee šalia tai bent normaliai padaro, tikrai skaniai ir tvarkingai. Deja, bet nepaeis, jeigu taip toliau bus jiems.